kad Jėzus Kristus yra atėjusi Dievo auka į žemę, jis savanoriškai pasirinko kančią, mirčią, kad galėtų sutaikinti žmonės su Dievu, prisėmė mirtį ir bla 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 bla. Paprašiau, juk visa tora stovi ant aukų, tai kodėl Jėzus negali būti auka ir taip toliau paprašiausiai. Mielas klausytojau, kodėl negali, aš jums trumpai lenkit pirštus, aš jums pavardinsiu, kodėl negali Jėzus būti auka. Pirmiausia, kad torai yra parašyta, kokių aukų reikia sutaikinti Dievui su žmonėm, kokių aukų ir nurodyta. Tai veršis, avis, ožys, avis, ožka, balandžiai arba miltai. Aukos. Joks Jėzus ar joks žmogus neįeina tarp aukojamų į aukų sąrašą, neįeina. Žmogaus aukojimas nenumatytas Viešpaties įstatyme. Va todėl mes. Kunigų 4 skyriui, vadinama Hatat auka, auka už nuodėmes, pasižiūrėkit, parašyta labai aiškiai, kokias aukos eina už nuodėmes paprasčiausiai. Taip, tai yra už vyriausio kunigo nuodėmę veršis, trečiai lūtė, taip nusidėtų patėvas kunigas užtrauktų kaltę tautai, jis aukosiu savo nuodėmę Viešpačiui sveiką veršį. Taip. Jeigu valstybės vadovas nusikalsta, žiūrėkit 22 eilutė, jei kunigaikštis nežinodamas sulaužė kokį nors Viešpaties įstatymą, skaitau toliau 23, bet paskui suprastų savo nuodėmę, jis aukos Viešpačiui sveiką ožį kaip auką už nuodėmę. Taip, ožį, gali aukoti. Toliau, kada jau eilinis žmogus nusikalsta, skaitau nuo 27 eilutės iki 29, jei kas iš eilinių žmonių nusidėtų nežinodamas, padarytų kas užduotų Viešpaties įstatymui, o vėliau suprastų savo nuodėmę, jis aukos sveiką ožką, jau patelė ožka aukojama, ir paaiškina, kad dar gali būti avis aukojama. Taip? Vėliau aiškina, kad gali būti ir avis. 32 eilutė. O jeigu auka už nuodėmę bus iš avių, tai turi būti sveika, jis uždėta ir taip toliau. Avis. Bet paskaitykim kitą aukų rūšį, aukas užkalti. 5 skyrius, taip, irgi avis, ožka. Jeigu negali ir avies ožkos, tada aukoji balandžius. 5 skyrius, 7 eilutė. O jei kas negali aukoti avies ar ožkos, tai aukoja Viešpačiui 2 balandžius ar 2 jaunus karvelius. Viena auka už nuodėmę, antra deginama. Taigi, žodžiu, nustatyta, kokios gali būti aukos už nuodėmės. Pasakyta, tas gali būti, tas gali būti, tas gali. Jėzus čia neįeina į torą. Palauk, jeigu torai nustatyta ir nieko daugiau, ką aš dabar, gal aš kupranugarį norėsiu paukoti, neįeina. Kaip neįeina kupranugaris, kaip neįeina kiaulė, kaip neįeina dar kažkas, kaip neįeina ir Jėzus. Nėra, iškai žmogus neįeina aukos. Žiūrėk toliau, jeigu neturi balandžių, skaitau 11 eilutę toliau. O jei jis negalės duoti 2 balandžių ar 2 jaunų karvelių, tai aukoja už savo nuodėmę 10 dalį efos miltų. Tai neįpila jos aliejaus ir neprideda smilkalų, nes tai auka už nuodėmę. Jis tai atneša jos kunigui, kuris paėmės jų pilną savę, sudegins tau kur atminimui ir kunigas įvykdė sutaikinimą už nuodėmę, su miltai sutaikinimą įvykdo ir nereikia Jėzus jokios aukos. Kunigas įvykdė sutaikinimą už nuodėmę, kuriais nustė ir jam bus atleista. Be jokio Jėzus, be jokio aukos Jėzus, jokio su miltais. Kunigas įvykdė sutaikinimą ir žmogų atleista. Viskas. Paprasta. Tai todėl Jėzus, jokia žmogaus auka neįeina. Jėzus taip pat nustatyta, kas gali būti. Veršis, avis, ožka, avinas, ožys, balandžiai, miltai, belėjus. Ir be smilkalų. Viskas. Žmonė. Nėra. Antras dalykas, kodėl? Kodėl nereikia Jėzaus aukos, mes sakom. Pagalvokit sveikų protų. Jeigu tora sako, kad gyvulio aukas sutaiko žmogus su Dievu ir atleidžia nuodėmes, tai kurių velnių žmogų aukoti? Jeigu tu su gyvuliu puikiausiai sutaikinti gali parašyti. Kam? 4 skyrius kunigų paskaitykim. Kunigų 4 skyrių. Kam žmogų aukoti, kaip puikiausiai su gyvuliu gali susitaikyti? Kunigų 4 skyrius nuo 27 eilutės paskaitykim. Jei kas iš eilinių žmonių nusidėtų, nežinodamas padarytų, kas uždrausta Viešpaties įstatymu, o vėliau suprastų savo nuodėmę, jis aukos sveiką ožką. Jis uždės ranką ant gyvulio galvos, papjaus aukos deginamų aukų vietoj. Kunigas padažęs pirštą aukos kraują, jo patieps deginamų aukų ragus, likusi kraują išlies aukų papėdį, po to paėmęs visus taukus sudegins juos aukuro, kaip tai daroma su padėkos aukomis, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui, kunigas sutaikins jį ir jam bus atleista. Kam Jėzus reikia, jeigu tu gali su ožkas? Kam žudyti žmogų, tai baisiai, kankinti, supranti, kai tu ožką paukoji ir kunigas sutaikina, tai tau bus atleista.
Skaitom toliau. O jeigu už nuodėmę bus iš avių, tai turi būti sveika. Jis uždės ranką ant jos galvos ir papjaus vietoj, kur paprastai pjaunamas deginamas aukos. Kunigas pateps deginamų aukų ragus savo pirštu, padažyti aukos kraują, likusi kraują išlies auko papėdį, visus taukus, kaip tai daroma su patiekos auka, sudegins aukoro viešpatį, taip sutaikins jį su viešpačiu ir jo nuodėmė bus jam atleista. Su avim susitaikai su viešpačiu ir tau nuodėmė atleista. Kam aukot žmogų? Ir pasiūlė krikščionis sako, koks žiaurus judaizmas, kraujas. Patys Jėzų pasikabinę, kryžių džiaugiasi. Judaizmas žiaurus avį aukojama, tai? Baisu, ne? O Jėzų paaukojo ir viskas, kam avis? Gaila Jėzus. Jėzus tai ne. Kaip čia išeina? Kvailystė kažkokia. Tai va, nereikia. Dar geriau. Kaip jau sakiau, net gyvulio aukos nereikia kartais. Jeigu neturi gyvulio, neįperki. Užtenka miltų. Dar kaip pažiūrėkit, kunigų 5 skyrius nuo 11-13 eilutės. O jis negalės duoti 2 balandžių. Tai gali neturi avies 2 balandžius. Geriau 2 balandžius pakuoti negu Jėzų, ne? Ir ko labiau gaila, balandžių ar Jėzus? Priima tai balandžių labiau gaila, žiaurus judaizmas. A jeigu negali duoti 2 balandžių, arba tiesiog negali, morališkai negali tiesiog, gaila balandžių. Tau numatytas kitas variantas. Jeigu jis balandžių pacifistas yra, tai prašau, sako, jeigu negali duoti 2 balandžių ar 2 jaunų karvelių, tai aukoju savo nuodėmę 10 dalį Efos miltų. Ko tau gaila? Miltų ar Jėzus labiau? Miltų. Tegu nepila jos aliejus. Ir aliejus net nereikia pilti. Įsivaizduoji? Ir nepridėt smilkalų, nes tai ko už nuodėmę. Jis te atneša jos kunigui miltus, ne Jėzų, kuris paėmęs jų pilną saują, sudegins su tau kur atminimui. Kunigas įvykdys sutaikymą už nuodėmę, kurią jis nusidėjo, ją bus atleista. Su sauja miltų tau Dievas atleis. Tai kam Jėzų aukoti? Klausimas. Paprastas. Jeigu tu gali su gyvuliu, su balandžiais, su sauja miltų susitaikinti su Dievu, ir kunigas sutaikina su Dievu, ir nuodėmė tavo, sako, Tora bus atleista. Tik nesakykime, šiomis, kad atleista, parašyta atleista, tik ką jūs prieš Torą eina. Negalime prieš Dievo žodį. Dar šitą. Tai jau, dar daugiau. Šitą rašte pasakyta, kad jokios aukos net nereikia, kad gautum atleidimą už nuodėmę. Užtenka pakeisti gyvenimą ir nustoti daryti nuodėmės. Pasitaisyti. Ir tau bus atleistos buvusios nuodėmės. Tora tas sako, iš Tanachas tas sako. Tu kam iš vis tas Jėzaus auka, jeigu ir taip, tu jeigu pakeiti gyvenimą, nebedarai nuodėmę, tau Dievas atleis. Pasakyta, Senam testamente, jūsų, kur sako, labai žiauriam, netokiam kaip Evangelija. Ezechielio 18 skyrius, paskaitykim. Ezechielio 18 skyrius, 21-22 eilutė. Va, Senas testamentas, koks žiaurus, ajai. Jėzų pasikabinę ant pliusų ir džiaugiasi, kokie nedžiaurus. 18 skyrius, 21-22 eilutė. Parašyta taip aiškiai. Jeigu nedorėlis atsivers nuo savo nusikaltimų, laikysis mano nuostatų ir darys kas teisinga ir teisu, jis tikrai liks gyvas ir nemirs. Ankstesnių nusikaltimai bus užmiršti ir jam neįskaitomi, jis bus gyvas dėl savo teisumo. Va, tik ko reikia. Jeigu nedorėlis atsivers nuo savo nusikaltimų, reikia atsivertimo, nustoji daryti, laikysis mano nuostatų ir darys kas teisinga ir teisu, jis tikrai liks gyvas, nemirs. Ankstesni nusikaltimai bus užmiršti ir jam neįskaitomi. Nuodėmės jam bus atleistos. Parašyti. Nieko net iš vis neaukoti nereikia, net miltų savas nereikia. Pasitaisai, o dabar gaunasi pasitaisai ir jeigu jis nepaukotas viskas, to Dievas sėdi ir neatleidžia. Pagal jų tikėjimą. Laukia, kol Jėzų paukos, tada atleis. Tu atgailauji Dievę, nieko nebedarau blogo, viskas pakeičiau gyvenimą. Jėzus dar nepaukotas, nežinau, negaliu atleisti. Na. Ne, sako, va, paėmė, pataisė ir viskas. Tai todėl Jėzus aukos nereikia. Jokios. Kam Jėzus auko reikalinga? Kam žudyti Jėzų, jeigu ir be šito atleidžia? Žiauriam Senam testamente, sako, be viską. Pasitaisyk ir atleis Dievas. Ir ankstesni nusikaltimai tau nebus įskaitomi. Dar daugiau. Šitam žiauriam testamente Senam. Teilim psalmynė pasakyta, kad žmogus aukodamas save negali išpirkti kito žmogaus. Ir po to ateina krikščionis ir sako, aukojam žmogų ir dabar jūs išpirkti. Kažkaip tai kakofonija nesusiderina. Tugi harmoningai išsipildyti Naujas testamentas Sename, o kad neįsipildė, kertasi. Žiūrėkime, 49 psalmė, nuo 7 iki 9 eilutės. Nė vienas žmogus negalės išpirkti savo brolio.
ne Dievui duoti išpirką už jį. Didelę kainą už sielos išpirkimą tiek niekad neturėsi, kad galėtum amžinai gyventi ir nematyti sugedimo. Nė vienas žmogus negali išpirkti. Ateina krikščionys, sako, vienas žmogus gali. Nė vienas. A, kad Jėzus ne žmogus gali, dva žmogus. Ne, sako, žmogus Jėzus Kristus tarpininkas. Žmogus. Nė vienas žmogus negali išpirkti. Vadinasi, žmogus Jėzus negali išpirkti. Labai aiškiai pasakyta. Toliau, tas pasakymas, kad Jėzus auka, jisai savanoriškai prisiėmė tapti auka, jo nieks nevertė. Tiesą sakant, ne. Avot ir nesavanoriškai. Avot ir niekur aš savanoriškumo principą aš nematau pas Jėzus auką. Žiūrėkit, jums primena savanorišką ateimą aukotis. Mato 26 skyrius, nuo 36 iki 39 eilutės. Nu, žiūrėkit, kaip jis savanoriškai. Tuomet Jėzus su jais, su apaštalais, aiškiai, atėjo į vietą vadinamą Getsemanę ir tarė mokiniams, pasėdėkit čia, kol aš ten nuėjęs melsiuosis. Pasėmęs Petrą, abu Zebedėjaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Ir kogi jau taip Jėzau tu liūdė? Tada jie tarė jiems, mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir budėkit su manim. Paėjęs kiek toliau, Jėzus parpuolė veidu į žemę ir meldėsi, mano tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė, tačiau ne taip, kaip aš noriu, bet kaip tu. Ko jis čia prašo? Kad pasigailėtų ir nereikėtų ją mirti ir kentėti. Čia savanoris, ne? Aš savanoriškai atėjau mirti, Dieve, kad tik nereikėtų mane. Prašau, Dieve, atleisti mane nuo šitos savanorystės. Būsiu geras. Savanoriška čia auka, ar ne? Bet nusileidžia, palūžta. Te būna ne mano valia, bet tavo. Viena verkime, šiandien nebūna taip aš noriu, kaip tu. Palauk. Te nebūna kaip aš noriu, o kaip tu nori. Palauk, tai tu nori, kad aš mirčiu, a jis nenori mirti. Kur čia tau savanoris, jeigu jis nenori ir prašo Dievo dar, kad pasigailėtų. Tai kai iš jo paistų, jie atėjo, jisai savanoriškai numirti. O kur mūsų nieko, jis priverstas. Nu ką padarysi, tai ne kaip aš noriu, kaip tu bus. Ką aš galiu padaryti, jeigu tu nepasirašai Viešpatį. Jis nenori. Tai nekalbėkite apie savanorystę, mėly krikščionys. Žiūrėkit, kaip jis savanoriškai, žiūrėkit, Hebrajam 5 skyrius, 7 eilutė. Jis savo kūno dienomis siuntė maldas bei prašymus su garsiu šauksmu bei ašaromis tam, kuris galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo Dievo baimingumo. Savanoriškai įsiprašė, pasigailėko, Dieve, nereikia, dar su ašaromis, dar ašaras varvina. Tam, kuris galėjo išgelbėti nuo mirties, tik tu atėjai į mirtį. Ne, tu pasigailėk, nes nenoriu mirti. Aš savanoriškai noriu mirti, bet nenoriu mirti. Tai nebūna kaip aš noriu, tai yra nenoriu mirti, bet kaip tu nori, kad aš mirčiau. Kokia čia savanorystė, krikščionys, pažiūrėkit. Čia savanorystė. Beje, Jėzusgi Dievas pagal jūs. Dievas. Dievas lygus tėvui faktiškai. Bet čia geras Dievas. Dievas verkiantis. Verkia Dievas medinis, kieme buvo tokia daina Ličinska anksčiau. Dievas apsiraudojo, Jėzus. Ir Dievas sako, Dieve, pasigailėk manęs. Už ką man? Dievas. Ir Dievas meldžiasi. O Dieve, Dievas meldžiasi. Besimeldžia į ką? Į kitą Dievą. Du dievai. Dievas meldžiasi Dievą. Ir čia monoteizmas. Vienas Dievas yra, kuris meldžiasi. Ar jį pats save meldžiasi? Viena jo dalis meldžiasi į kitą savo dalį. Aš pats į save. Normalia, ne? Klinika. Dievas pats prieš save atsiklaupė ant kelių. Prieš ką jis atsiklaupė? Prieš kitą Dievą ar prieš save patį? Tai jis sakė, vienas, ar, nu ir taip ir ne, jis ir vienas ir ne vienas, jis vienas, bet yra asmenys. Toks dūmų uždanga tokia. Ir čia dabar įdomu, tai nebūna mano valia. Palauk, Dievo valia, žinot, kas yra Dievo valia. Dievas sako, tai nebūna mano valia, bet tavo valia. Tai kiek tų Dievo valių yra? Viename Dieve. Toliau kita klinika yra. Ir klaida sakyti, kad Jėzus yra auka už mūsų nuodėmes. Palauk. Ir nesgi sako, toroigi pilna tų aukų už nuodėmes. Mylėjai, visos aukos torai buvo, kai tu nusidėjai, padarai, tada jį neaukoji už tą nuodėmę auką. Bandai susitaikinti su Dievu. Niekur torai nebuvo į priekį
už būsimą nuodėmę. Dabar Jėzus numirė už mus vėliau gyvenančius, kad ir po 2000 metų, ką mes čia prigriešysim, šiandien, dar rytoj, poryt ir taip toliau, iki smertį mes griešysim visi, patys sako, kad griešia visi, ar ne, a jis iš anksto numirė už visus. Čia įsivaizduojat, tokia vat atveju nėra, kad dabar ateina žydas pas Koeną į šventyklą ir sako, gerbiamas kunige, dabar aš vat penktadienį 16:30 planuoju vogti, kiek čia man ta auka bus, o kitą mėnesį 30 dieną planuoju svetimauti. Po pusmečio žudysiu. Kunigas parenka auką, čia tiek veršis, čia tas, paprasčiausiai, palauk, į priekį. Tada sako, aš paukoju, bet tada tu turėsi dar auką padaryta, viskas, tau beliks tik patgailauti, padavęs nuodėmę. Čia krikščionybė tokia. Numiršta į priekį, jau už visas mūsų nuodėmes, kiek mes padarėm ir dar padarysim, numirė, taip sako krikščionis. Tai ko jo nedaryti, jeigu jau numiriau viską sutaikyt. Man tik beliks pasakyti, esu kaltas. Į priekį. Kur jūs matėt, buvo indulgencijos viduramžiais į priekį, kurios reformacija išprovokavo. Kad eidavo, sakydavo, į priekį, vat nusipirku skaistyklos laikinos bausmės atleidimą, nes planuoju ten nužudyti ar pavogti. Pats tikriausiai indulgencijų priekį popiežius teisingai rado viską Naujojo testamente. Mintis visa ta pati. Gimsti daug vėliau, tai numirė už nepadarytos nuodėmės. Ką tu jau galėtum padaryti ir gauti atleidimą? Auka. Padegi, auka, Jėzus auka. Ant pliuso. Suprantu, jeigu jau nusidėjai, ką tai kaip bandai kažkas susitant. Ne. Tai gal patgailauti iš anksto reikia, ne? Už būsimą savo nuodėmes. Nes auka jau už nuodėmės atleidimą jis jau mum nupelnė dar jų nepadarius. Tai kodėl jų nepadaryti, jeigu nupelnė už jas atleidimą? Reikės paskui tik atgalą patgailauti, sakyti, labai gailiuosi, Jėzus vardu, amen. Ir darykit, vis tiek atleis, vis tiek eini į rojų. Kam? Kokią čia auką? Jokus. O bairis iš viso tas. Kad žiaurus Senas testamentas sako, kad iš vis Dievo aukos nereikia. Čia ko mažiausiai. Žiūrėkit, parašyta, kad iš vis aukos nereikia. Tai sako, Jėzaus auka. Tai kad nereikia jam tos aukos. Kokios Jėzaus aukos? Jokios nereikia. Ypač Jėzaus nereikia. Žiūrėkit, 51 psalmė. 51 psalmė, 16-17 eilutė sako. Tu nenori aukos. Jei aukočiau deginamų, kad tau nepatiktų. Nereikia man, sakau, aukos. Auka Dievo yra sudužusi dvasia. Sudužusi, nusižemėsio širdies, tu Dieve nepanėjo. Atgailaus reikalavo, ne aukos. Viskas aišku, padarai nuodėmę, atgailauk, taisykis. Aukos nereikia. Palauk, jam nereikia aukos, bet jis vis tiek tą Jėzų aukų turėjo. Savo sūnų viengimį. Atsiuntė ir nužudė. Palauk, jeigu jam nereikia tos aukos. Kam? Žiūrėkim toliau, Ozėja 6.6. Pranašo Ozėja 6.6, 6 eilutė. Apie auką, kas sako, žiaurus Senas testamentas. Ne? Aš noriu gailestingumą, o ne aukos. Ir Dievo pažinimo labiau negu deginamųjų aukų. Nenoriu aukos, gailestingumą jam užtenka. Pasirodo, nenoriu gailestingumą, noriu, kad Jėzus mirtų. Aukos noriu. Šiandien taip išeina. Ir kitaip neatleisiu, nes jeigu nemirs, Jėzus negalėsiu atleisti. Taip? Kažkodėl, visagalis Dievas negali atleisti, jeigu Jėzus nenužudys. Pas juos įdomi logika. Fantastika, ne? Tai koks čia dabar? O tai yra katalikų bažnyčios giesmė, labai įdomi. Tai Dievui reikėjo, kad atleistų nuodėmę žmonėm, reikia būtinai savo tikrą viengimį sūnų paimti, nužudyti, atsiųsti. Kad jį plaktų, kad jį muštų, kad jį kryžiuotų. Kad jis kabėtų ten, kad jis perduotų šoną, kad jo mamelė Marytė po kryžių mauktų, matydama visą šitą agoniją. Ir tada jau pasitenkinę šito vaizdu, jis dabar gali nusidėlę atleisti. Ateikit pas mane nusidėlę, aš jau atleisiu, aš gailestingas. Šito reikėjo.
Ir Dievui patinka, sako krikščionis šitą. Taip, krikščionis sako, Dievui patinka šitą auką. Teko, kad bažnyčiai girdėjo tokią konsekracijos, reiškia, aukojimo giesmę prieš tavo altorių. Prieš tavo altorių štai nuolankiai klūpam ir auką aukojam tavo sūnaus ir meldžiam tave širdimi mes ir lūpam, suteik mums palaimą iš aukšto dangaus. Dabar trečias stulpelis akcentas, dėmesio. Nes toji auka tau labiausiai patinka, tau ją paaukoja myliausias sūnus dėl nuopelnų jo. Tu ranka gailestinga palaimimus darbus, laukus ir namus, nes to auka tau labiausiai patinka. Jau Dievui nieko už visų aukų nėra melenesnio, kaip ten ant kryžiaus kabo jis agonijai, visas tampas ant vinių, bet nuplaktas, muštas, mamelė po kryžių malpsta. Jie patenkinti visi, laimingi, ne? Jas smegiai, kaip gražu. Ir paskui sako, pažydus, tas senas, tas koks žiaurus, gyvulių, tas kraujas, tas šventyklų liejas, gyvulis, tai gyvulius mes valgame, taip maistui, ne, kokios problemos, žiaurus dalykas, taip surėdyti, kad mes visi valgytume, jeigu paukoja, tai baisus žiaurus siaubas. Ant pliusą pasikabinę, nukryžiuotame, čia mūsų gyvybę į amžinybę kelias Jėzaus šitą auką, jam labiausiai Dievui patinka, kad savo sūnų paimtų nužudyti. Absurdas kažkoks. Tai dar vienas dalykas, jeigu apie auką šnekant. Dievas uždraudė vaikų aukojimą, sūnų aukojimą. Torai. Pažiūrėkit. Vaikra knyga, kunigų, 20 skyrius, nuo 2 iki 5 eilutės. Sakyk Izraelitams, Toras sako, reiškia, jei Izraelitas savo tėvis gyvent Izraelį aukotų vaiką Molechui, bus baudžiamas mirtim. Krašto žmonės užmuš akmenimis. Baisu, vaiką aukoti, ne? Aš atgręšiu savo veidą ir jį išnaikinsiu iš jo tautos, nes jis duodamas savo vaiką Molechui sutepė mano šventyklą, paniekina mano šventą vardą. Jei krašto žmonės apsimesdami nežiną, paleistų žmogų aukojusi vaiką Molechui ir nenorėtų jo užmušti, aš bausiu jį, jo šeimą ir visus, kurie pritarė jo paleistų jį su Molechui, išnaikinsiu juos iš jų tautos. Uždraudžia vaikų aukojimą Dievas. Kaip baisų nusikaltimą, pats aukos savo viengimį sūnų kokį taisu. A jums negali, aš galiu, a jums negalima, aš Dievas, ką norite darau, ant jūsų. Net jeigu jis skaito nusikaltimą, tai jis pats to nedarys. Ar jūsų Dievas nemoralus, jisai savo torą laužo. Jums negalima vaikų aukoti už aukas iš nuodėmės, o aš tai savo galiu, man negaila. Dėl jūsų nieko. Absurdas. Žiūrim toliau. Jeremija 7 skyrius, 31 eilutė. Pranašo Jeremija 7 skyrius, 31 eilutė. Dievas bara žydus. Jie, tai yra žydai, pastatė Tofeto aukurą Bet Hinomo slėnį, savo sūnums ir dukterims deginti. Ko aš neįsakiau ir kas man niekada neatėjo į širdį. Kas man deginti, aukoti vaikus religinių pagrindų kažkokiu, man niekada neatėjo į širdį. Jeigu Dievui niekada, kaip tau Dieve galėjo neateiti į širdį, jeigu tu dar prieš pasaulio sukūrimą suplanavai sukurti, kad visi nusidėtų, visi būtų kalti dėl Adomo kokio tai, ar ne? Ir gyvatės kažkokios tai. Ir paskui dėl to negalėtum jiem atleisti, užsispyri ir negaliu. Visagalis, bet atleisti negaliu vieno dalyko jums. Bet kol atleidimui nepaukosi savo sūnaus, nužudysi, nukankinsi ir tada atleisi. Ir sakyt, man niekad į širdį netėjo, į galvą netėjo aukoti vaikus. Tai reiškia griūna visa krikščionybė, Dievui tokios nesąmonės niekad į galvą netėjo, vaikų aukojimas, sūnaus aukojimas. Absurdas. Ir dar vienas dalykas. Iš vis tas Dievo sūnaus konceptas, Dievo sūnus Jėzus, palaukit. Kas yra Dievo sūnus šventam rašte? Pirmas dalykas, Dievo sūnų yra daug. Jis Dievo sūnus. Dievo sūnų yra daug. Pažiūrėkim. Pradžios knyga 6 skyrius, paskaitykim nuo 2 iki 4 eilutės. Dievo sūnūs, daugiskaita, matydami, kad žmonių dukteris gražiai ėmė savo žmonas, tada viešpats tarė, mano dvasia nekovos su žmonėmis amžinai, nes jie tėra kūnas, jų dienos bus 120 metų. Ir anomis dienomis žemėje buvo milžinų, kai Dievo sūnūs vesdavo žmonių dukteris, jos pagimdydavo jiems vaikų, jie būdavo galiūnai, senovi garsiais vyrai. Dievo sūnūs, daugiskaita. Žiūrim, Jobo 1 skyrius. 6 eilutė. Vieną dieną Dievo sūnūs susirinko pas viešpatį, atėjo ir šėtonas. 2 skyrius, pažiūrėkim 1 eilutę. Vieną dieną Dievo sūnus vėl susirinko viešpatės akivaizdai, šėtonas atėjo su jais įstojo prieš Dievą. Dievo sūnus, daugiskaita. Jobo 38 skyrius paskaitykim. 6-7 eilutė. Ant ko pritvirtintas jos pamatas arba kas padėjo skirtinį akmenį, kai kartu giedojo ryto žvaigždės, iššaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnus. Taigi daug Dievo sūnų yra. Taip? Tai krikščionis sakys, bet vienas ypatingas tada yra Jėzus Kristus. Taip, Tanachas, Tora irgi kalba, kad vienas sūnus yra Dievo ypatingas. Nes ypatingas sūnus Biblijai, kaip vadinamas, pirmagimis visada vadinamas šventam rašte. Ir tai ne Jėzus. Tik jis pirmagimis, sako Dievo aukščiausias.
Visi mes sūnus, bet jis jų pirmagimis Dievuje. Ne. Pasirodo, va, Išėjimo knygos 4 skyrius. Išėjimo knyga 4 skyrius 22 eilutė sako. Sakyk faraonui, taip kalba viešpats. Izraelis yra mano pirmagimis sūnus. Izraelis tai žydų tauta, arba dar tiksliau, jos protėvis Jokūbas, kurį pervadino Dievas į vardą Izraelis. Taigi, jeigu Dievo sūnų yra daug, o ypatingas yra Izraelis, ne Jėzus. Tai kad su Dievo sūnumis turbūt viskas